Tai prieš 3 metus įsigijome šį nuostabų sklypą, esantį Marijampolės rajone, Puskelnių kaime. Ir turėjome mintį, gražią idėją padaryti senelių globos namų, socialinių paslaugų įstaigą kaimiškoje vietovėje. Tada ieškojome galimybių, kas galėtų prisidėti prie šios veiklos finansavimo ir kreipėmės į Sūduvos vietos veiklos grupę, kuri kaip tik turėjo bendruomeninio verslo priemonę. Aplikavome ją, parengėme projektą, gavome finansavimą dalinėms statyboms ir sėkmingai tą projektą jau baigėme įgyvendinti. Dalinai finansuotas pusė šio pastato, 400 kvadratų pastatas Liepų namai, socialinių paslaugų teikimo vyresnio amžiaus asmenims ir asmenims su negale. Tai iš projekto lėšų finansuota yra pusė šio pastato statybos darbų bei įrengimo, tiesiog statybos darbai 200 kvadratinių metrų. Tai Liepų namai yra socialinių paslaugų įstaiga, kur bus teikiamos įvairios socialinės paslaugos, tarp jų ir trumpalaikė bei ilgalaikė globa vyresnio amžiaus asmenims arba suaugusiems asmenims su negale. Tai pačiame 400 kvadratų name įrengta 16 dviviečių kambarių, yra iš viso 32 vietos. Kiekvienas kambarys turi atskirą įėjimą, turi atskirą vonios kambarį, atskirą virtuvėlę ir kitus gyvenimui reikalingus įrenginius. Ir yra įkurtoje teritorijoje, užtvertoje, atokiau nuo miesto, tačiau patogiai pasiekiamoje tiek iš Kauno, tiek iš Marijampolės, gamtos apsuptyje. Palinkėtume, kad nebijotų siekti, ieškoti būdų, kaip tą savo norą, svajonę ir viziją įgyvendinti. Ir net jeigu ir būna kartais atrodo labai sunku parašyti ten projektą ar verslo planą, tai vietos veiklos grupės darbuotojai tikrai nuoširdžiai padeda, pataria ir palydi visame šitame etape. Tai jeigu tikrai yra noras, tai visada atsiras kelių, kaip tą savo norą įgyvendinti.